2014 m. vasario 20–23 dienomis vykusioje 15-oje Vilniaus knygų mugėje buvo pristatyta ne viena nauja ir gardžiai kvepinti kulinarinė knyga. Tarp jų ir pasaulio puodais pavadinta žurnalisto, laidų vedėjo ir keliautojo Vytaro Radzevičiaus knyga, kurioje garuoja daugybė patiekalų receptų iš įvairiausių pasaulio šalių. Knyga tai ilgai brandinta, kokius 6–7 metus. Kai į Afriką pirmą kartą važiavom, patys viską gaminomės valgyti, aš tiksliau gaminau ir taip netyčia rubrika laidoje atsirado mūsų kelionių ir jinai po to gavo pavadinimą Pasaulio puodai. Tada kilo mintis, kad reikia kaupti receptus, rinkti visose šalyse. Po to tos receptus Lietuvoje viską išbandžiau, adaptavau su mūsų produktais, visais prieskoniais, kuriuos tik čia galima rasti. Taigi jinai tokia kaip iš viso pasaulio receptai adaptuoti Lietuvai. Ir prie kiekvieno recepto dar pridėjau po kokią tai istoriją arba nuotykį iš kelionių. Tai tokia pusiau kulinarinė, pusiau, nežinau, nuotykių knyga. Ir kol kunkuliuoja puodai, pavyzdžiui, kai viską pasidarai, tai gali ką nors paskaityti. Tai tokia pagrindinė knygos idėja. O kaip sakykit, kelionėse gaminti maistą yra sudėtinga, rasti kur gaminti produktus? Įvairiai būna, yra du pavyzdžiai, nes aš visada mėgstu svečioje šalyje pagaminti kokį nors lietuvišką patiekalą iš vietinių produktų. Tai esu daręs ir cepelinus, ir dar ten šaltibarščius, pavyzdžiui, paplūdimy Santa Monikoje ir panašiai. Ir kita vertus išbandau ir vietinius patiekalus, bet tai bandau pas vietinius virtuvėse, kad mane pamokytų. Aš tiesiog prašau, kad man rodytų, kaip ką reikia daryti. Tokiu būdu mokausi, užsirašau, konspektuoju ir tie receptai sugula į knygą po to. Kaip teigia pats knygos autorius, jam svarbu, kad visi artimų ir tolimų kraštų patiekalai būtų išbandyti, pagaminti ir paragauti Lietuvoje. Todėl šioje knygoje galima rasti paprastus ir tuo pačiu įvairių pasaulio šalių skonį atspindinčius receptus. Tik čia kokie 5 receptai yra iš šeimos istorijos, o visi kiti iš viso pasaulio. Tai išskirti kažkokį vieną aš negaliu, tik galiu pasakyti, kad galbūt kas nors tikisi, kad dėjau ir tokius receptus, kur mes ten ragavom visokias nesąmonės, jeigu taip galima pavadinti, kaip kiaušinio embrioną arba kobrą, ten 7 patiekalai gyvą širdį valgyti, arba jūrų kiaulytę krosnį kepti, ar dar kokių vabalų ir kitų velnių, tai šito nėra, nedėjau, nes Lietuvoje vis dėlto dar anksti, gal sako, čia ateities maistas yra. O čia yra visi normalūs prieinami patiekalai. Ir dar tikslas buvo, kad paprastai būtų pagaminami. Tai jeigu vyrai, pavyzdžiui, kurie niekad negamina, tai gali pasimti tą knygą ir pabandyti, manau, kad irgi gautųsi. O moterims galbūt įdomiau surasti tokį naują skonį kažkokį. Sakykit, šiaip, kaip jums knygų mugė pati? Ką jūs rekomenduotumėt ir kaip jūs renkatės knygas? Tai vienas didžiausių metų įvykis, aš jau daug metų dalyvauju ir kai buvau redaktorius žurnalo Istorijos ir panašiai. Ir tai iš tiesų didelis įvykis. Kaip aš renkuosi knygas, aš jas vartau ir skaitau bent po atkarpėlę ir iš ankstinės nuostatos neturiu, nes jeigu kažką labai noriu nusipirkti pagal rekomendaciją ar ką tai aš ir taip gausiu, o čia būtent yra galimybė vienoje vietoje pavartyti daug knygų ir atrasti, kas man iš tikrųjų įdomu.